Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro. Darysiu dienos kortą rugpjūčio 1 dienai 2024 metų. Kasgi jūsų laukia? Taigi, sumaišome kortas ir įstraukiam vieną kortą. Kokia bus visų daugumai mūsų. Linkime, kad tai yra bendras būrimas. Jėgos korta meškam. Matau, kovosime, būsime stiprus, turėsime pakovoti už savo šeimos narius, už tuos, kuriuos mylim, galbūt net už pačią save. Pati korta simbolizuoja jėgą, kada reikia viską labai gerai apgalvoti, nebebūti pilkom pelėm, būti mokėti už save pakovoti, pastovėti, būti užtikrintiems. Jeigu reikia, kovoti dantim, nagais. Tie, kurie pykstasi, nebijos priešų, mokės kalbėti, mokės pastovėti už save. Reiškia, jeigu kažkoks bus dalykinė vakarienė, ar tenais turėsit kažkokių tais biznio reikalų, meilės reikalų, mokėkite už juos pakovoti, pasistengti, reiks įdėti jėgų, būkite stiprus, nepalaužiami, tikėkite savimi, nes pati kova tik prasideda. Jėgos korta rodo, kada reikės ginti ne tik save, bet savo vaikus, šeimos narius, meilę, darbą, pastovėti už savo darbo vietą. Jei bebūtų, būkite stiprus, nebijokite rizikuoti, būkite aktyvus ir užtikrinti. Būsite ir likapas apsaugoti, nes pasakysiu taip, kadangi nebebus baimių, nebus jokių baimių, būsite tokie tvirti, kad net nebijosite rizikuoti ir tai jums atneša laimę. Rizika, kuri jūs auga, matote, kaip fėja pasitikė savo mešką. Tai parodo sėkmę, pasitikėjimą ir užtikrintumą. Su jumis buvo Svajonių Taro. Ačiū, kad buvote. Iki.